išeini čia, jeigu tu matai, iškart kyli, nespės sureaguoti. O jeigu atpalaidavęs ranką laikai, tai viskas. Aha, iš viršaus. Va taip. Gerai, iš viršaus. Taip. Na, matai, čia įgūdis irgi vėlgi yra. Jo, žinai, tu nusimuši, bet jeigu tu šitoj vietoj, tu nusimuši, pakelk į viršų. Pakelk ranką. Ne, iš apačios, jo. Vis tiek mano kūnas lieka čia. O jeigu tu mano nusimuši ranką, va, viskas, aš biškį trūktelnu atgal, tą balansą praradau ir jeigu dar tu pečių užimsi liniją, čia, man jau tada iš nugaros reikia tave gaudyti. Nu, dar padarom porą kartų. Gerai, gerai. Eini, vienas, pauzė, atgal. Rankas laukia, virš, gerai, biškį suvėlavo. Jeigu prieš mane gynėti, tai laikas reikalas. Ne, aš noriu, aš matai, nenoriu dabar prie... Jo, čia tiesiog reakcija yra, kad tu iškart sureaguotum. Realybėj bus, kai tu veršiesi, iškart eis čia ir tada gaudysi. O dabar tiesiog reakcija, aš biškį laikau nuo tavęs atstumą. Eini. Atgal. Viršų. Gerai, bravo. Ir kartais, pavyzdžiui, irgi, sakykime, ypač tavo amžiui, dažnai teisėjai vis tiek nešilpia kiekvieno kontakto. Kartais būna, kad žaidėjas, kai eini, jis tave rankom čia va, šitą laiko. Aš taip galiu išprovokuoti. Nu, žinai, bet ką tu iškėlęs išprovokuosi, jeigu neduos arba patrauks ranką tau greitai. Tarkim, tu eisi ir patrauksiu ranką, žinai. Nu, davai. Eini, vienas, atgal. Taip, va, viskas, matai aš? Dabar daviau tau kontakto su ranka. Kaip sakau, pasiėmiau tave ant šitos vietos, va čia va. Ir tu nieko nedarai, ir toliau eini, ir viskas. O ten dar yra, ateis žmonės, padės kažkas į pagalbą. Tai tu šitoj vietoj nusimuši. Va, viskas, aš prarandu balansą, jeigu tu einu čia, keiti kryptį ir taip toliau. Eini, atgal. Eini, gerai, atsargiai alkūnę. O čia, žinai, be tokių, žinai, klaidų nebus ir progreso. Gerai, eini, iki galo reikėjo.